Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą, prisišaukti pavasarį. Tai paskutinė žiemos mėsėdo diena, per kurią daug valgoma, ypač mėsiškai. Iš pat ankstyvo ryto moterys verda, kepa, sunkesnių darbų jau nebedirbama. Net buvo sakoma, jeigu sunkiai per užgavėnės dirbsi, tai per visus metus nebus poilsio, nepabaigsi darbų. Užgavėnė žavi liaudiško humoro gražiu ir kūrybingumu. Tikima, kad jei per užgavėnės gerai ir sočiai valgysi, būsi sotus ir stiprus visus metus. Užgavėnių dieną valgoma nuo 7 iki 12 kartų. Tradiciniai užgavėnių valgiai yra šaltiena, šipinys ir žinoma, blynai. Klaipėdos miesto moksleivių saviraiškos centras kviečia visus lankančius kūrybinius užsiėmimus vasario 12-ąją nuo 15 iki 17 valandos rinkti saviraiškos centro foje. Bus kepami blynai, lauke deginama morė. Kanapinis valgyt nori, lašininas storas stovi, morė saulės pasiilgo, jei žiema tikrai prailgo, bijo būti padegta, baigsis greitai jau žiema. Visas kiemas blynais kvepia, nors pavasaris dar slepias. Žiema, žiema, bėk iš kiemo, jei nebėgsi, išvarysim, su botagais išbaidysim. Žiema, žiema, bėk iš kiemo, jei nebėgsi, išvarysim, su botagais išbaidysim. Žiema, žiema, bėk iš kiemo, jei nebėgsi, išvarysim, su botagais išbaidysim.